Labadiena, gerbimieji žiūrovai, šiandien mes su jumis susitinkame Šiauliuose, kur Šiaulių stadione netrukus išvysime, manau, atkaklės rungtynes tarp šeimininkų Futbolo akademijos Šiauliai bei Kauno rajono Hegelman ekipų. Romanovskis, Kazlauskas baudos aikštelėje, rikošetas. Šnekas, Ščedras, geras perdavimas į baudos aikštelę, Ščedras ir Gustas Baliutavičius. Saugams Simono Pauliaus pražanga, čia štai tokia situacija. Čia geras perdavimas, Šešplaukis, baudos aikštelė, Šešplaukis ir kaip. O dabar Donatas Kazlauskas prieš Kingę, Kazlauskas perdavimas link tolimo virsto, Šešplaukio smūgis. Danielis Romanovskis tą pademonstravo čia, Jarašiaus smūgis ir gali smūgiuoti Danielius, užsikerta kamuolį, perdavimas į Kaunieko, smūgį blokuoja Vilius Armalas, dar vienas bandymas ir įvartį. Davėsi Kauniekas, kairė koja praktiškai iš vietos į tolimąjį vartų viršutinį kampą ir Šiauliai išsiveržė į priekį. Graži ataka ir dar išskirčiau Danieliaus Romanovskio vaidmenį šioje atakoje. Na, atrodė vienu momentu, kad smūgiuos. Patikėjau aš, patikėjo ko gero ir kažkas. Deividas Šešplaukis, buvo ten ir Donato Kazlausko prasiveržimą. Dabar į Kauniekas baudos aikštelė, Kauniekas 2-0. 2-0, 2 smūgiai ir vėl asistavo Danielis Romanovskis. Davėsi Kauniekas. Kala dar vieną vinį. Ir čia jau aišku negali pavadinti mažų knockdownų Hegelmanam. Situacija. Na ir atrodo, kad tuo niekas dar nesibaigė. Vėl Romanovskis, Šešplaukis baudos aikštelė. Šešplaukis. Atgal Romanovskis ir 3-0. Danielis Romanovskis. 2 rezultatyvaus perdavimai ir tarsi vyšnaitė ant torto. Smūgis maždaug nuo 16 metrų į tą patį dešinį apatinį vartų kampą, kuris šiandien yra nesėkmingas Hegelman, tiesą sakant, komandai. Dar su kamuoliu Šiauliai ir vėl Romanovskio perdavimas. Smūgis. Perdavimas, po kurio kamuolys atšoka, Ribeiro, prieš jį Dabkus, Vareika, smūgis kairė koja ir Kazlauskas. Čia Ščedras ir vartininkas. Ir tas epizodas gali tęsti ir vėl padeda žaidžiant dėl aukštų kamuolių. Maiklas Tiuikas įvirpsta. Upstas prie baudos aikštelės, Klaudijos Upso smūgis kairė koja. Pavarginti varžovų žaidėjus. Šnekas, toks minkštas perdavimas, smūgis ir rezultatas tampa 1-3. Visgi Maiklas Tiuikas su komandos draugų pagalba pelno tą įvartį, kurio taip laukė, o Andrius Kerla dar meta vieną žaidėją į aikštę. Na, vėl logiška, graži ataka, numetimas. Čia Deividas Dovydaitis, gerai priimtas kamuolys, perdavimas į Kaunieko į sienelę, smūgis neįmuša. Dovydaitis. Ir tai yra viskas. Tai yra viskas, Šiauliai nugalėjo 3-1, Hegelman patyrė tuo pačiu pralaimėjimą. Įdomios rungtynės, daug įvykių, daug aštrių atakų.